Įsivaizduokite situaciją. Ieškau parduotuvėje palto ir skaitau etiketę. 70% vilnos, 30% poliesterio. Bet kaip Jūs manote, Visvaldai, ar tai yra geras kokybiškas audinys, ar vis tik tai jisai toksai, gal ir nelabai? Nieko blogo nematau. Sintetika yra reikalinga dėl technologinių procesų, gaminant audinį arba siuvant paltą, bet kuo natūralesnis audinys, to jis yra vertingesnis ir geresnis ir puikiau dėvisi toks gaminys. Paltas konkrečiu atveju. Ir prabangiau atrodo, manau, kad Taip, klientės tokio audinio. Viskas priklauso nuo plošto, kas yra įdėta į šitą. Ir nuo žmogaus poreikio, taip? Būtent reikia žinoti, ko nori. Ar nori gryna Vilnio palto medžiagos, ar nori sintetikos. Šiandien su audinių paletės specialistu Visvaldu aptarsime, kaip išsirinkti kokybišką vilnos audinį ir kaip jį prižiūrėti. Bet prieš tai, Visvaldai, papasakokite apie save, kaip Jūs pradėjote, kaip susidomėjote audinių mokslais ir kaip Jūs pradėjote prekybą su tais audiniais. Tėvai pasiūlė, iš tikrųjų labai paprasta, tėvai pasiūlė stoti į KTU, Kauno technologijos universitetą, studijuoti tekstilės dizainą. Mokslai buvo gana sunkus, bet dabar raškau savo išmanimo vaisius. O bazė tame buvo, kad aš esu baigęs dailės mokyklą ir tas skonio pajautimas, spalvų matymas man labai padeda dabar dirbant tokį darbą. Kokius pokyčius pastebėjote per savo didelę metų praktiką, kaip dabar yra gaminami audiniai? Atsižvelgiant į tai, kad greita mada, greičiau viską reikia daryti, pasiūlyti, tai audinių kokybė mano supratimu yra šiek tiek kritusi, bet kai pats renki audinius, pats užperki ir važiuoji pas tiekėjus, tai juos tikrini ir renkiesi pagal save, pagal savo išmanimą, pagal dizainerių norus ir pageidavimus, taip kad mes stengiamės pasiūlyti pačius geriausius, įdomiausius audinius, kas tai irgi labai svarbu. O kokia, sakykite, dabar turėtų būti pati tokia tikslingiausia, geriausia šilto žieminio palto audinio sudėtis? Kuo natūralesnis iš tikrųjų, kuo daugiau vilnos, kad irgi žiūrint, kokia tai yra apdaila ir koks kliento noras, vieni nori puraus audinio, kiti nori plonesnio audinio, kiti nori vaizdo, o vaizdas nebūtinai reiškia kokybę. O tai jeigu aš skaitau etiketę, tarkim, maždaug 70% natūralaus vilnos audinio ir kažkiek tai yra tų sintetinių priemaišų, ar vis tik tai yra geras audinys ar ne? Prieš sintetiką nieko prieš neturiu, bet kuo daugiau vilnos audinį, tuo jisai yra geresnis. 30%, 20%, 10% audinį poliesterio, jeigu yra arba poliamido, arba tarkim sintetikos, tai galbūt audinio gamintojas sugalvojo, kad jam reikia technologiškai šitą padaryti. Jeigu būtų poliesterio daugiau negu vilnos, tai jau sakyčiau, kad audinys yra prastas. Aš tik už natūralius audinius. Kuo daugiau vilnos, tuo yra geriau. O jeigu, pavyzdžiui, tarkim, paltas 100% poliesterio, kaip Jūs žiūrite į tokią audinio sudėtį? Labai skeptiškai. Nepatinka man poliesteris, kadangi tai yra sintetinis pluoštas, gaminamas iš naftos. Neįrantis ilgai, perdirbamas yra sunkiai labai. Vilna yra paprasta padaryti, neaustinė kokia medžiaga, poliesteris praktiškai nesunaikinamas pluoštas, taip kad nemanau, kad tai yra geras sprendimas. Bet žiūrėkit, tai nuotraukoje poliesterinis vis tik tai paltas gražiai atrodo. Gražiai, vis vienodo ir kašmyras nuotrauka atrodo taip pat, ar alpaka, ar šilkas, arba poliesteris, bet jį užsivilkus jausmas visai kitoks. Gryna vilna daug geriau dėvėsi ir maloniau, gražiau. O kaip dėl šilumos? Vilna vienareikšmiškai yra šilčiau. Aišku, aš nekalbu apie sportinius drabužius, kur reikia stipriai dėvėti, skalbti daug kartų. Poliesteris tą atlaiko, bet higienos prasme vilna tikrai nepalyginamas pluoštas. Supratau. Dar yra toksai dalykas kaip audinio tankis. Pakalbėkim apie tą tokį tikrąjį audinio šiltumą, plaukuotumą. Ar turi įtakos šiltam žieminiam paltui audinio tankis ir plaukas?
Tai viskas priklauso nuo modelio, ką tu nori rinktis. Pavyzdžiui, nori plaukuoto audinio, išraiškingo paviršiaus audinio. Tai aišku bus puresnis audinys, netoks tankus, bet galbūt bus vėjo perpučiamas. Jeigu tankesnis audinys bus storesnis, tarkim, paprasčiau kalbant, jis bus sunkesnis. Jeigu moteris ar vyras nori tvirto, gero, šilto palto, tai jis turi būti tankesnis ir netoks purus. Tai viskas priklauso nuo norų, ką tu nori dėvėti. Supratau. O tarkim, minkštumas, audinio minkštumas įtakoja šiltumui palto ar ne? Minkštumas būtent. Ar jį geriau vis tiek reikia standinti, tvirtinti? Tai jau čia priklauso nuo palto modelio. Jeigu audinys minkštas, bet jis gali būti tvirtas ir tankus, tai čia irgi audinio apdaila. Bet tas tvirtumas, kietumas, minkštumas, viskas priklauso nuo kūrėjo, kas siuva audinį, ir nuo pirkėjo, kuris tą dėvės. Mes savo pirkėjams siūlom labai įvairių audinių. Tankesnių, puresnių, ilgas plaukas, trumpas plaukas, alpaka, kašmyras arba paprasta tiesiog vilna. Ir dažna pirkėja klausia, pirkdama pas mus audinį, ilgo plauko ir minkšto plauko audinį, kaip galima pasiūti šiltą žieminį paltą. Vat kaip jūs sprendžiat šitą? Šita problema yra išsprendžiama parenkant tam tikrą paklijavimą ir paklijuojant su dubliavimo presu. Žiūrėkit, Visvaldai, jeigu, tarkim, audinys turi tą iškilų plauką, manęs klientės klausia, ar jisai tas plaukas bedėvint nesivels, nepradės burbuluotis? Gryna vilna niekada taip nedaro. Jeigu yra daug sintetikos, poliesterio, plaukas susivelia, pasidaro burbuliukai tokie ir juos sunku nuimti. O grynoj vilno, jeigu ir susivelia plaukelis, bet jis lengvai yra iššukuojamas, tas plaukelis, tarkim, nukrenta, o vaizdas lieka tas pats. Viskas priklauso nuo priežiūros, kaip tu dėvi. Kaip pasirinkti paltui tinkamą pamušalą? Mes klientam visada siūlom kuo natūralesnį. Tarkim, viskozė, tai dirbtinas pluoštas, arba kupra, irgi gaminamas iš celiuliozės, o dar geriau būna kašmyrai, alpakos, tai mes siūlom ir natūralų šilką. Bet visada mes atsižvelgiam į audinio tvirtumą. Kuo tvirtesnis, tuo geriau. Ir maloniau dėvisi, aišku. Sakykit, Visvaldai, o koks jūsų gyvenime buvo pats audinys toksai, kuris jums labiausiai įstrigo? Ta prasme, suprantat, toksai kaip brangiausias, efektingiausias, kuris jums paliko didžiausią įspūdį? Na, mano pirštai smigo į vieną audinį ir aš dabar kaip gyvą atsimenu, tai yra natūralaus šilko paltinis audinys. Jis buvo storas, žvilgus, minkštas, tvirtas, tankus. Vėl norėčiau jį pačiupinėti. Įspūdis neišdildomas buvo. Spalva buvo tokia kaip juoda anglis ir žvilga, matosi iš karto, kad tai yra turtas. Supratau. O kaip reikėtų, pavyzdžiui, būtent dėvėti kokybišką vilnos paltą, kad jisai būtų kuo ilgiau ilgamžiškesnis? Iš tikrųjų, savo drabužį reikia mylėti. Rūpintis jo gražiai, įsisėdus į mašiną, nesėsti tiesiog ant palto, o pasikelti arba patraukti skverną į šalį. Ir žiūrėti, kad ta vilna iš tikrųjų yra gyvas pluoštas, tai jisai iš esmės gerai dėvisi, visada puikiai dėvisi, ne taip kaip kokie ten poliesteriai būna. Tai greitos mados dalykas, o gryna vilna, alpaka, kašmyras, jisai puikiai dėvisi ir tarnauja tikrai ilgai. Dabar, Visvaldai, pakalbėkim vis tik tai apie madą ir stilių. Kas yra svarbiau, vis tik tai ar stilius, ar mada? Du geri dalykai yra, ir stilius, ir mada. Mada greitai praeina, greitai ateina, stilius išlieka tavo visą gyvenimą. Tai siūtas dizainerio dalykas, paltas, rūbas, bet kas. Tai yra stilius, kurį tu nešioji visą laiką. Ir stilius tai rodo apie žmogų, koks tu esi, kad supranti, kaip reikia gerai atrodyti. Taip kad vienareikšmiškai aš galiu pasakyti, man stilius yra svarbiau negu mada. Pakalbėkim apie vilnos rūšis. Tarkim, vilna ir virgin vilna. Kuo jos skiriasi? Kuris audinys yra geresnis? Man kaip specialistui tai labai kelia juoką tas pasakymas virgin wool ir vilna. Virgin wool angliškai vadinasi paprasta nauja vilna. Tai yra merinosių vilna, avių vilna, kuri labai paplitusi ir iš to gaminama.
audiniai yra alpakos vilna, kašmyro vilna, sūrė alpakos vilna arba moheros vilna, angoros vilna, triušiukų vilna. Yra labai daug įvairių rūšių, bet pasakyti virgin wool, tai pasakyti tokį kalambūrą. Tiesiog vilna ir viskas. O kokia vilna yra populiariausia vis tik tai? Populiariausia. Pirkėjų tarpe. Populiariausia vilna, kitaip sakant, lengviausiai. Vilnos rūšis tiksliau. Lengviausiai pagaminama, jos daugiausiai yra, tai yra merinoso vilna. Tai yra avių veislė, kur gaminama ir auginama ta veislė Zelandijoje, Australijoje, iš ten daugiausiai vilnos ir ateina. Jinai sąlyginai yra ir pigiausia, kadangi jos daugiausiai yra paprasčiausiai gaminama. Tai visi drabužiai vilnoniai galima gaminti iš merinoso vilnos. Bet norint turėti vaizdą ypatingesnį, tada žmonės renkasi alpakos vilną. Jeigu nori prabangos, renkasi kašmyro vilną, kuri yra žvilgi, labai šilta ir maloni. Jeigu žmonės pirkėjai konkrečiai nori dar prabangiau atrodyti, dar efektingiau ir gražiau, renkasi sūrę alpaką. Arba dar pats brangiausias pluoštas yra vikūnija, kuris plaukas yra labai plonas, žvilgus ir nuostabus audiniai yra. Aišku, nekalbu apie tą šilką paltinį audinį, kur minėjau, tai ten buvo viršūnė, bet galima pasiūlyti ir tai. O kaip gaunamas audinio, tarkim, vaizdas, kaip įvardinam kaip veidas? Tai priklauso nuo pluošto rūšies, ką mes pasirenkam. Jau prieš tai pokalbį minėjom, kad alpakos yra visų vertinamas pluoštas, iš jo galima labai gražius audinius padaryti. Bet turint ne vien tik pluoštą, bet yra audinio pynimas, kas yra svarbu technologiškai, jo apdaila, jo sušukavimas taurinimo metu. Tai tas ir padaromas audinio veidas arba galutiniai gaminio veidas, palto veidas, viskas susideda iš eilės procesų. Audimas, pluoštas, skalbimas, pavyzdžiui, kirpimas audinio, nukerpamas plonas plaukas, jisai gaunasi lygus, aksominis paviršius. Jeigu nori velto audinio, jisai yra veliamas, pavyzdžiui, bukle audiniai arba krepai kokie nors, būna ir krepinės vilnos, paltinės vilnos krepinės, irgi tankus gražus veidas. Visą šitą ir sukuria dizaineriai, o galų gale ir pasiuva meistrai. Sakykit, o kaip dažnai reikėtų valyti tą natūralų prabangų vilnos paltą? Sakyčiau, dažnai valyti nereikia, kadangi vilnos pluoštas, apskritai kalbam apie vilną, yra gyvas pluoštas. Jisai turi ten žvynelius, jisai turi tam tikrą apdailą ir išvengiant tų susivėlimų arba cheminės valyklos problemų, tai aš patarčiau nedažnai valyti paltą. Aišku, atidžiai reikia žiūrėti jį, naudoti ir šukuoti, tarkim, ilgesnį plauką galima su šepečiu pašukuoti. Bet to ir užtenka. Paprastai kas sezoną vilnonio palto valyti nereikia, arba tuo labiau skalbt, kaip kartais sugadina žmonės skalbdami paltus. Tai nesąmonė. Sako, kad tarkim nuo vilnos audinio tiesiog purvai taip patys nueina. Ar tai tiesa yra? Taip, tiesa, kadangi vilnos plaukas turi labai mažus žvynelius ir, pavyzdžiui, kokybiška vilna turi ilgus žvynelius tam žiūrint per mikroskopą, o ne kokybiška šiurkšti vilna, dėl ko jinai šiurkšti, kadangi žvyneliai yra trumpi ir kimba tas visas purvas. Taip ir sakyčiau, rinktis kokybišką, gali būti vilna žvilgi šiek tiek, tai reiškia kokybės ženklas, kadangi yra ilgas vilnos pluoštas ir prie jo tiesiog purvas neprilimpa. Jeigu klientas nežino, kaip jam įsirinkti paltui audinį, kokį jūs randate sprendimo būdą? Tikrai ateina klientės, kurios nori įsigyti gražų dalyką, tai mes visada klausiam, kokios spalvos patinka, kur nešiosi, kada tą nešiosi, kaip dėvi, koks gyvenimo būdas yra, ar su mašina važiuoja, ar dažnai vaikštai pėsti. Pagal tai mes ir parenkam tinkam audinį. Tai įsiaiškinu, užduodu eilę klausimų, kur žmogus vis tiek žino, atsako kažką tai, kad ką man patinka, rusvos spalvos, man patinka pilkos spalvos. Galų gale mes patariam, ar aš kaip baigęs dailės mokyklą ir tekstilės mokslus, aš matau, kas tiktų žmogui,
kartais leidžiu savo patarti žmogų, o jeigu jau mes nesusišnekam, pasikviečiam dizainerį, tai visi trys ir gaunam geriausią sprendimo būdą. Visvaldai, bet jūs dažnai važiuojate į Italiją rinktis audinių. Taip. Kaip jūs ten vietoj įvertinat tuos kokybiškus atrenkate audinius? Na, šitiek metų dirbant, aišku, jau rankų pirštų pajutimas, ar tai yra audinys kokybiškas, gražus, iškart žinai, ar yra gražus ar ne, aišku, žiūri ir pylingą, kitaip sakant, tą burbuliavimąsi patrini tarp pirštų ir jauti, ar ten daug sintetikos, ar nėra daug sintetikos, ar tas plaukas slidus, žvilgus, vat visą šitą žiūri, patikrini sudėti ir įsitikinė jo gerumu, aišku, ir ar jis neplyšta, dažnai būna audiniai, kurie taurinimo metu perkaitinti arba sudeginti, jie labai yra trapus, tiesiog paima tarp pirštų ir jie plyšta. Tai tikrai tokių mes audinių nesiūlom savo klientams. Ačiū labai už tokią suteiktą galimybę pasidalinti savo žiniomis ir patirtimi apie audinius. Laukiam tikrai klausimų. Tikiuosi, kad ši informacija tikrai padės klientėm išsirinkti gerą, kokybišką, prabangų vilnos audinį.